Kaip jaučiatės, kaip sekasi? Ne pirmą, jau trečią kandidatose esu. Tiesiog gerai jaučiuosi, kaip ir visada. Galvoju, nieko per daug važiuoju atiduoti save, o 100% atidirbti. Kaip bus matysime. Kaip ruošiatės? Ką fiksuojat dabar? Nieko, ta pirma stovykla buvo tokia daugiau įvadinė, vis fizinis paruošimas, kad tiesiog visi vienodai pasiruoštų fiziškai, nes važiavo daugiau sportą, kiti mažiau, o dar Kaune pradedame daugiau į salę. Manau, kad toliau to bus įdomiau žiūrėsime. Puolimas, gynyba, taktikas, visas. Taip ir dirbam. Šiandien trijulėse paskutinį likot, nepasisekė šiek tiek. Ką padarysit, ne visada sekasi. Susijaudinant tiek žurnalistų pamatė, kur ten pirmam, net pralaimėjom. Ar neateina dar, netėjo tas laikas noras, kad jau greičiau žaisti, užtenka treniruotis nedraugiškas, nes tam kalbu kaip ir? Na, yra jau tas noras gan seniai vis tiek, nes vasarą jokių rungtynių nebuvo, tai buvo ir poilsio, tai šokinį jau norėtųsi po truputuką, bet manau, jeigu dabar žaisime, dar tikrai nerodėme savo geriausios formos, nes vis tiek po fizinio rašymo visi lekia, bėga, bet galvas dar iki galo nedirba, tad manau, reikia truputėlį palaukti, viskam savas laikas. Jonas Kazlauskas atrodo griežtas strategas, ar taip ir yra, jaučiasi griežta ranka? Na jo, kas tai jaučiasi tik ranka ir autoritetas, bet manau, tai yra tik į naudą, kad visi susikoncentravę 100% duoda save. Gerai, ačiū.